Sveiki visi prisijungę prie centro organizuojamų mokymų tema "Sukčiavimo prevencijos pokyčiai ir iššūkiai 2026". Sukčiavimo tema šiandien yra ypač aktuali. Jei trumpai pažvelgtume į skaičius, tai dar prieš keletą metų sukčiavimo mastas buvo gerokai mažesnis. Vien per 25 metus sukčiai Lietuvoje bandė išvilioti beveik 59 milijonus eurų, kai dar 24 metais ši suma siekia 35 milijonus. Tai reiškia, kad augimas yra ne tik kiekybinis, bet ir kokybinis, taikomas į vis didesnės sumas, naudojamas sudėtingesnės schemos, o sukčiavimas tampa vis labiau organizuotas ir technologinis. Ir tai tikrai nėra pikas. Matome, kad 26 metais prie jau įprastų sukčiavimo tipologijų papildomai prisidėjęs ir naujos temos, tarp jų antros pakopos pensijų reforma, kuri jau dabar tampa patraukliu taikiniu sukčiams. Todėl šiandieną kalbame ne tik apie tai, kas vyksta dabar, bet ir apie tai, kam turime būti pasiruošę artimiausiu metu. Šiandienos programa yra sudėliota taip, kad apimtų tiek praktinę finansų įstaigų patirtį, tiek tarptautinę perspektyvą. Pirmoje dalyje kartu su Swedbank nagrinėsime klientų elgsenos indikatorius, operacijų modelius bei tipinius sukčiavimo signalus realiuose atvejuose. Po šios dalies bus skirta 15 minučių klausimų atsakymų sesijai. Visos prezentacijos metu galite kelti klausimus į mūsų chatą ir jau po prezentacijos nersime jūsų klausimus. Antroje dalyje pereisime prie tarptautinio lygmens ir turėsime galimybę išgirsti Interpolo atstovo įžvalgas apie globalias sukčiavimo tendencijas ir atsaką į jas. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad antroji mokymų dalis vyks anglų kalba. Dabar trumpai norėčiau apžvelgti taisyklės. Šią informaciją turėjote gauti registracijos metu, tačiau dar kartą trumpai pakartosiu. Prisijungimo nuoroda yra asmeninė, transliacijos trukmė reikalinga sertifikatui gauti fiksuojama tik tuomet, kai mokymus žiūrite naudodamiesi jums atsiųsta asmeninė nuoroda. Jei savo asmeninę nuorodą pasidalysite su kolega, gali sutrikti transliacijos rodymas, todėl nei jūs, nei jūsų kolega, su kuriais dalinotės nuorodą, negausite sertifikato. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad mokymų transliacijos laikas yra fiksuotas tik tada, kai transliacijos langas yra atidarytas visų dydžiu. Mokymų metu nesinaudojate kitomis programomis ir elektroniniu paštu. Dar svarbus aspektas transliacijos laikas taip pat nebus fiksuojamas, jei mokymus žiūrite YouTube kanalu. Todėl jei dabar esate YouTube ir norite gauti sertifikatą, raginu persijungti į jums jau pateiktą nuorodą. Tai baigiant visas įžangas ir taisyklės, kviečiu pradėti. Pirmasis pranešėjas yra Adomas iš Swedbanko. Ačiū Adomai, kad prisijungėte prie centro organizuojamų mokymų. Tai auditorija jūs. Ačiū Živilė. Tai sveiki visi. Esu Adomas, kaip matote iš pirmo prezentacijos lango esu iš Swedbanko. Dirbu sukčiavimo prevencijoje, esu vyr specialistas, pagrindinai atsakingas už klientų operacijų analizės bei sukčiavimo prevencijos scenarijų kūrimą. Ir šiandien jums pristatysiu savo būtent atliekamas analizės, kaip jas atlikinėjau, kaip jas atlikinėja mano kolegos, koks yra pats mąstymo procesas ir kaip atrodo kai kurie sukčiavimo atvejai iš kliento pusės. Tai, kaip matote, aš irgi dalinuosi šiek tiek pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro surinktos statistikos duomenimis. 25 metais sukčiavimo prieaugis lyginant su 24 metais siekia beveik 13%. Ir šioje statistikoje išskyriau 4 dažniausiai pasikartojančius sukčiavimo atvejus. Tai būtų phishingas, investicinis sukčiavimas, telefoninis sukčiavimas bei romantinis sukčiavimas. Taip pat, kaip matote šioje skaidrėje, nors ir phishingas, investicinis sukčiavimas sudaro vienas didžiausių nuostolių mokėjimų paslaugų vartotojams Lietuvoje, tačiau raginu atkreipti dėmesį į telefoninį sukčiavimą. Jo pasekmės 2025 metais, sakyčiau, yra pačios skaudžiausios, nes pagal turimą statistiką vienas nukentėjęs asmuo nuo šio sukčiavimo vidutiniškai praranda apie 7500 eurų,
o tuo tarpu investicinio sukčiavimo aukos patiria apie 2500, romantinio 1600, na ir phishingo dažniausiai pasikartojančio sukčiavimo apie 700 eurų. Taigi, dėl kylančių Lietuvos piliečių nuostolių natūraliai kyla klausimas, kaip turėtų veikti efektyvi sukčiavimo prevencijos sistema. Nors vieningo ir konkretaus atsakymo šiam klausimui tikrai būtų rasti sunku, tačiau turėdamas galimybę trumpai pristatysiu aš savo asmeninę kaip specialisto suvokimą, kas galėtų būti efektyvios sukčiavimo prevencijos sistemos pamatinėmis idėjomis. Tai čia matote tokią kaip ir schemą nedidelę, tai yra sukčiavimo prevencijos ekosistema, 3 gynybos linijos papildančios vieną kitą. Tai būtų pats klientas, aš klientus vadinsiu mokėjimo paslaugų vartotojais, nes tiesiog tai yra įprasta mūsų darbe, finansų įstaiga ir valstybė. Tai tarpusavio bendradarbiavimas šių 3 ašių yra, manau, pamatinis dalykas reikalingas sukurti ir užtikrinti efektyvią sukčiavimo prevencijos ekosistemą. Kaip ir visose sistemose, visose dalyse, kiekviena iš savo ašių turi savo atsakingus, kaip ir galima sakyti, savo atsakomybės. Tai kliento atsakomybės pagrindinės būtų atpažinti įtartinus pasiūlymus ir situacijas, niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų, atidžiai tvirtinti savo mokėjimo nurodymus, ir be abejo, tapus sukčiavimo auka, kuo greičiau pranešti apie tai savo finansų įstaigai arba teisėsaugos institucijoms. Finansų įstaiga būtų atsakinga už reagavimą į incidentus ir tobulinimus prevencijos modelius, analizę visų įtartinų transakcijų, modelių kūrimą bei be abejo kliento ugdymą finansinio raštingumo ir pastovų jo konsultavimą. Na, o valstybė turėtų prisidėti prie kuriamos teisinės bazės ir jos priežiūros. Aišku, taip pat turėtų padėti kartu finansų įstaigai ir klientui ugdyti savo finansinį raštingumą, kuruoti pačių finansinių įstaigų prevencijos sukčiavimo įgyvendinimo procesą ir be abejo skatinti tarpusavio įstaigų bendradarbiavimą. Tai tokios 3 būtų mano asmeninės įsivaizduojamos ašys pagrindinės, kiekvienas su savo pareigom, su savo atsakomybėm ir tai padėtų sukurti efektyvią sistemą, leidžiančią greitai užkardyti galimus naujus ir dabar egzistuojančius sukčiavimo atvejus. Na, o toliau apžvelgsiu, kaip finansų įstaigos darbuotojas matau, analizuoju didžiausius 4 anksčiau pristatytus sukčiavimo atvejus iš operacinės ir analitinės pusės. Taip, pirmasis atvejis, dažniausiai pasikartojantis phishingas. Šiame pristatyme aš vadovausiuos tokia eiga. Pirmiausia, pristatysiu sukčiavimo atvejį iš kliento pusės, tada iš darbuotojo pusės, apibendrinsiu tą informaciją ir pasiūlysiu galimų scenarijų pavyzdžius, kuriuos būtų galima pritaikyti savo prevenciniuose modeliuose. Taip, tai situacija tokia. Klientas vieną dieną nusprendė pardavinėti prekę žinomoje skelbimo platformoje, kėlės ją, greitu metu susilaukė žinutės ar elektroninio pašto iš asmens, susidomėjusio preke, jie tarpusavio susitarė, kad prekę pirks ir tada klientas, pardavėjas šiuo atveju, gauna nuorodą. Nuorodą atsiunčia pirkėjas, teigdamas, kad žiūrėkit, norėdami gauti mokėjimą į savo sąskaitą, paspauskite, tai yra oficiali DPD, tarkim, nuoroda ar kito paslaugos teikėjo. Klientas paspaudžia, puslapis atrodo normaliai, suveda savo prisijungimo duomenis, suveda kortelės duomenis, arba tuos duomenis
patvirtina prisijungimą su Smart ID, net neskaitydamas ar su kita tvirtinimo priemone ir nieko nevyksta. Tiesiog sukasi langas, na, pagalvoja, gal kokie sutrikimai banke ar pačiam tiekėjo puslapį, uždaro jį, o po kurio laiko pastebi, kad jo sąskaitoje yra gerokai mažiau pinigų nei iki šiol buvo. Taigi, kliento akimis visi jo atlikti veiksmai logiškai atitiko situacijos kontekstą. Jis pardavinėjo prekę, paspaudė nuorodą, o kodėl jis neteko pinigų, jis nesupranta. O darbuotojo akimis visų pirma, geriausiai situaciją apsibrėžti ir įsivertinti man asmeniškai padeda tokių kaip ir retorinių klausimų uždavimas, į kuriuos bandau atsakyti pats sau arba diskutuojantys savo kolegas. Tai pirmas klausimas. Koks buvo realaus finansinio veiksmo tikslas? Tai ką norėjo klientas iš tiesų įvykdyti? Šiuo atveju klientas tikėjosi, kad pateikdamas savo asmeninius duomenis, prisijungdamas prie internetinės bankininkystės, gaus piniginės lėšas. Automatiškai iš to kyla klausimas. Ar norint gauti apmokėjimą už prekę, klientui reikėjo jungtis kažkur, ar būtų užtekę pateikti tik tai sąskaitos numerį? Ar situaciją matome socialinės inžinerijos požymiai? Ir tada jau tokie kyla techniški klausimai, tai yra, ar laiko tarpai tarp veiksmų yra neįprasti, ar tokia veiksmų seka yra būdinga apskritai kliento įprastiniam elgesiui. Ką turiu omenyje, ar tokia veiksmų seka būdinga kliento įprastam elgesiui, pristatysiu daugiau kitose skaidrėse. Taip, tai paskui nusprendžiau šios visus veiksmus išskirstyti į 3 atskirus kontekstus. Tai elgsena, tai yra, pavyzdžiui, netiesioginiai indikatoriai, operacijos, ką rodo finansiniai duomenys, bei kontekstas, kada, kaip ir kokiamis sąlygomis vyksta patys su sukčiavimu susiję veiksmai. Taip, tai elgsena. Klientas atlieka veiksmus neatitinkančius deklaruojančio tikslo. Klientas autorizuoja veiksmus, kurių pasekmės jam yra nepalankios. Operacijos. Tai iš operacinės pusės matome, kad klientas sąskaitoje įvyko operacijos, kurių jisai pats neinicijavo. Operacijos buvo atliktos neįprastiems ar naujiems gavėjams. Ir mokėjimo operacijų sumos ar tipas neatitinka kliento įprastinės veiklos. Na, iš konteksto pusės galima matyti, kad operacijos atliktos buvo per trumpą laiko tarpą tarp prisijungimo ir finansinių veiksmų. Jos buvo atliktos per klientui nebūdingą įrenginį. Galimai buvo panaudotos nebūdingos mokėjimo detalės. Ir galų gale mokėjimas buvo atliktas į finansinį įstaigą, kurią klientas niekada nėra daręs. Ar jinai būtų Lietuvoje, ar jinai būtų užsienyje. Iš to išplaukia galimo scenarijaus pavyzdys, kurį būtų galima pritaikyti savo įrankiuose, kuriuos naudojame. Ir pagrindinis, gal skiriamasis būtų tai, kad klientui nebūdingas įrenginys, phishingo atvejais klientai niekada neatlieka mokėjimų iš savo paties asmeninio įrenginio, kadangi klientas suvesdamas duomenis į fiktyvią svetainę, juos pateikia sukčiui, o sukčius tos duomenis pats veda jau į legalią internetinės bankininkystės svetainę, automatiškai parodydamas finansų įstaigai, kad prisijungimas vyksta ne per kliento, o per sukčiaus įrenginį. Kitas kriterijus būtų, kad mokėjimo operacija yra atliekama naujam gavėjui. Tai phishingo atvejais sukčiai turėdami didelį ir platų pinigų mulų tinklą naudoja šias sąskaitas, kad galėtų laisvai ir greitai išsivesti tas lėšas toliau. Tai naujas įrenginys, naujas gavėjas ir operacijos paprastai būna atliekamos botų, jos vyksta greitai, jos yra automatizuotos
Tai tikrai skatinu atkreipti dėmesį į tai, kokiu greičiu klientas įprastai atlieka savo prisijungimo veiksmus ir mokėjimo operacijas ir per kiek, pasikeičia tas laikas, kuomet klientas tampa phishingo auka. Taip pat svarbu pabrėžti, kad naujo scenarijaus kūrimas ir implementavimas, ypač deterministinio pobūdžio. Deterministinio turiu omenyje, kad yra apibrėžiami aiškus kriterijai, o nėra skaičiuojamas ir išvedamas tikimybių formulės, reikalauja atlikti išsame klientų atliekamų mokėjimo operacijų analizę. Tai yra, kad išanalizavus vieną ar kelių klientų veiksmus neužtenka iš karto implementuoti naują scenarijaus. Reikalinga juos testuoti, siekiant išvengti kuo didesnio blogų, angliškai sakant, false positive įspėjimų. Taip pat pastebėjome, kad phishing sukčiavimo atvejams labai yra rekomenduojama turėti vadinamųjų blogų sąskaitų sąrašą, į kurią būtų traukiamos visos su sukčiavimu susijusios sąskaitos, taip užkardant potencialius klientų nuostolius. Priežastis, kodėl yra taip daroma, yra labai paprasta, tai yra, kad sukčiai, kad ir kiek turėdami laiko ir resursų, vis vien galų gale turi pasiruošę atakoms limituotą skaičių sąskaitų ir jas dažnai pernaudoja, iki kol pastebi, kad ten mokėjimai nekrenta. Bet tas laiko tarpas, kol jie pastebi, iš tiesų padeda sumažinti klientų nuostolius. Tai tiek būtų apie phishing sukčiavimo atveju, tai kaip ir apibendrinant, klientas pats veiksmų neinicijuoja, jis tikisi gauti lėšas, tikisi prisijungti prie valstybės portalą, tikisi prisijungti prie bet kokios kitos svetainės, kuri reikalauja autentifikavimo. Iš savo skubėjimo jisai neperskaito tvirtinimo teksto arba jo nemato tiesiog, suteikdamas sukčiui galimybę pervesti kliento sunkiai uždirbtas lėšas į sukčių naudojamas sąskaitas. Na, o scenarijus jau, kaip ir matote, naujas įrenginys, naujas gavėjas, greita operacija. Judant toliau, investicinis sukčiavimas kliento akimis. Taip. Matote, šią situaciją aš pateikiau kaip vieną iš alternatyvų, kurias mums klientai papasakojo. Tai yra situacija, kuomet klientas pats internetinėse platformose susiranda ar investavimo grupę, ar yra sudominamas kokiu nors skelbimu, jie prisijungia, grupėje pamato, kad daug žmonių džiaugiasi, dalinasi savo uždirbtais pinigais, screenshotais, nuotraukomis, dėkoja konsultantam. Klientas susidomėjęs parašo žinutę, greitai su juo susisiekia oficialus grupės moderatorius, pasiūlo investuoti ar tai į kriptovaliutas, ar į auksą, ar į naftą, ar į kokios nors įmonės akcijas. Klientas su juo susiskambinęs, jo prašomas pasidalina savo ekranu, konsultantas liepia atlikti mokėjimus į brokerio sąskaitą, investuotojo sąskaitą, spaudžia klientą atlikinėti kuo daugiau operacijų ir kuo didesnėmis sumomis, žadėdamas didelį uždarbį. Na ir po kurio laiko klientas vieną dieną prisijungia prie internetinės grupės ir pastebi, kad sveikų finansų grupės tiesiog nebėra. Svarbu pabrėžti, kad visi šitie veiksmai, kuriuos klientai atlikinėja, dažnai jiems atrodo kaip teisėta investavimo galimybė. Taip, judant toliau, kaip atrodo investicinis sukčiavimas ir kaip identifikuoti galima kaip sukčiavimo prevencijos specialistai.
Bendraujant su klientais, visada verta paklausti, ar klientas gali aiškiai vardinti naudojamus investicinius produktus. Dažnas klientas, tapęs sukčiavimo auka, turi mažesnį finansinio raštingumo lygį. Tai yra, kad jam yra pakankamai sunku susivokti ir pateikti informaciją, į kur jis investavo, ką jisai pirko, gali įvardinti bendrinėmis frazėmis: pirkau akcijas, pirkau kriptovaliutas, tačiau paklausus, tarkim, kokią kriptovaliutą pirko ar kokiu kursu pirko, dažnai klientai nukentėję nuo investicinio sukčiavimo to pasakyti negali. Taip pat svarbu atkreipti iš operacinės pusės į esminį faktorių, tai yra, ar kliento lėšos yra pervedamos į trečiųjų asmenų sąskaitas ar į licencijuotą investicinę platformą. Didelė raudona vėliava yra tai, kad klientas teigia, kad investuoja, o mes, matydami kliento išrašą, matom, kad jis veda pinigus skirtingiam fiziniam asmenim. Trečias klausimas, ar kliento investavimo elgsena atitinka jo ankstesnę patirtį ir profilį. Tai kaip minėjau, nuo investicinio sukčiavimo dažniausiai nukenčia asmenys, kurie iki tol nėra investavę ir domėjęsi investavimu. Ir ketvirtas klausimas, klientai dažnai paklausus, kas jums patarė investuoti, primokyti sukčių, sako, kad jiems patarė investuoti draugai. Tai jeigu klientas nesugeba aiškiai identifikuoti, kas jį konsultavo ir kaip jį konsultavo, tai galimai yra investicinis sukčiavimas. Taip, tai kaip matote, elgsena, klientas investuoja į produktus, kurių aiškiai negali vardinti ar paaiškinti. Mokėjimo operacijos nukrypsta nuo kliento ankstesnio finansinio elgesio. Padažnėja operacijų skaičius ir jų sumos auga. Na ir aišku, klientas priima sprendimus, kurių pasekmės jam yra finansiškai nepalankios. Tai jau įvertina banko darbuotojas. Iš operacinės pusės, kaip minėjau, operacijos pervedamos į trečiųjų asmenų sąskaitas, pasikartojantis pavedimai su panašia logika. Tai turiu omenyje, kad operacijos skirtingiam ar tiem patiem fiziniam asmenim, tačiau mokėjimo detalės yra klientui nebūdingos. Ir paskutinis, tai mokėjimai atliekami ne per investicinę platformą, irgi yra didžiulė raudona vėliava. Na ir kontekstas sukčiai visada akcentuoja skubą ir ribotą laiko galimybės. Investavimo veiksmai kliento atžvilgiu vyksta po intensyvaus išorinio bendravimo. Nėra aiškaus reguliuojamo investicinio kanalo. Ir galų gale klientui netekus didžiosios dalies finansinių lėšų arba nusprendus kreiptis į konsultantus su prašymus nutraukti investavimą ir susigrąžinti lėšas, konsultantai tiesiog dingsta. Ir scenarijų kūrimas bei raudonas vėliavos. Tai galimas scenarijus būtų vidutinis mėnesio operacijų skaičiaus išaugimas, be abejonės klientas susidomėjęs investavimu ir pradėjęs bendrauti su sukčiais, pradeda atlikinėti daugiau mokėjimo operacijų. Ekrano dalymasis vykdant mokėjimo operacijas irgi yra labai didelė raudona vėliava. Ir jeigu jūsų sistemos tai gali, tai yra vienas iš pagrindinių kriterijų leidžiančių identifikuoti, kad kažkas negerai vyksta jau kliento sąskaitoje. Na ir skatinam atkreipti į klientui nebūdingų mokėjimo detalių naudojimas. Tai yra mokėjimo detalės, kurių klientas jį pasikreipus jis negali net identifikuoti, ką tai reiškia ir kodėl jis jas būtent naudoja. Apskritai tariant, investicinio sukčiavimo scenarijus yra pakankamai sudėtinga identifikuoti, tačiau atlikus analizės verta atkreipti dėmesį į tai, kad didžioji dalis su investiciniu sukčiavimu susijusių operacijų vyksta į klientui nebūdingų finansinių įstaigų sąskaitas. Ir kaip minėjau, didelį dėmesį reikia atkreipti į mokėjimo detalių naudojimas ir turėdami galimybę
klientus mes kaip Swedbankas kviestis į banko padalinius, taip pat surenkame daug papildomos informacijos, kuri statistikose gali neatsispindėti. Ir labai svarbu suprasti, kad su investiciniu sukčiavimu vienetinės operacijos nėra pabaiga. Investicinis sukčiavimas veikia kaip ratas. Klientas investuoja lėšas, jas praranda, po kurio laiko kreipiasi sukčiai žadėdami padėti susigrąžinti investuotas lėšas už mokestį. Tada vėl yra sugundomas investuoti ir tas ratas niekada nesibaigia. Iki kol pats klientas supranta, kad investuoti yra įmanoma tik per oficialias platformas ir tik padedant konsultantam turintiem licenciją dirbti Lietuvoje. Taip pat kaip ir phishing sukčiavimo atvejais, investicinio sukčiavimo atvejams rekomenduojam turėti tą patį blogų sąskaitų sąrašą, taip užkardant potencialius klientų nuostolius. Na ir judant toliau, telefoninis sukčiavimas, tai kaip minėjau, sukčiavimo būdas, kuris yra skaudžiausias Lietuvos gyventojams šiuo metu, kadangi nors jo kiekiai ir nėra patys didžiausi, bet klientų nuostoliai iš tiesų yra skausmingi ir tikrai būna gaila tų klientų, kurie nukenčia nuo telefoninio sukčiavimo. Nors jo schemos gali būti ir labai skirtingos, tačiau galutinis rezultatas būna tikrai skaudus. Tai viena iš tokių situacijų būtų, kad klientui paskambina tretieji asmenys, teigiantis prisistatantis populiarių paslaugų teikėjais. Dažniausiai, bet ne kaip išimtis, jie bendrauja rusų kalba. Klientas yra informuojamas, kad yra galimai apgaudinėjamas. Čia yra tų pačių neva paslaugų teikėjų, jie paprašo pasidalinti ekranu, neva išsigąsta, visas šou vyksta, kad žiūrėkit, kas čia pas jūs vyksta, reikia jūs sujungti su policijos ar banko darbuotojais, sujungia su kitais sukčiais, tie kiti sukčiai kalba griežčiau, pasitelkia savo socialinės inžinerijos atakas, klientą išgąsdina ir smarkiai išgąsdina, liepia nepasitikėti finansų įstaigą, kadangi finansų įstaigose dirba sukčiai, jie vagia pinigus, jūs dalyvauja tyrime, jūs neturite teisės informuoti nieko, nebendraukit su artimaisiais, tai yra jūsų reikalas. Na, tiesiog pasitelkdami socialinę inžineriją siekia atskirti savo auką nuo kitų asmenų, kurie galėtų jiems pasakyti, žiūrėkit, jūs esate apgaudinėjamas. Tai klientas atrodo, kad jisai bando apsaugoti savo lėšas, kad bando apsaugoti valstybę, vykdo paskambinusių asmenų nurodymus. Tie nurodymai būna nuo mokėjimo atlikimo, paskolų išėmimo, grynųjų pinigų operacijų, mokėjimo kortelio atidavimo tretiesiems asmenims, ar netgi nekilnojamo turto pardavimo ir gautų lėšų atidavimo. Galų gale klientas yra įtikinamas, kad tos visos lėšos grįž, jos yra saugiai padėtos, tačiau po kurio laiko jis susivokia, kad jisai buvo apgautas. Su bendravusiais asmenimis nebepavyksta susisiekti, nieks nebeskambina, na, o pinigų kaip ir nebėra. Tai prieš pradedant klausimus, tai trumpas pastebėjimas, kad telefoninis sukčiavimo iš darbuotojos perspektyvos analizuoti yra gerokai sudėtingiau nei investicinį sukčiavimą ar phishing sukčiavimą, kadangi klientas yra smarkiai paveikiamas socialinės inžinerijos, kuri išrašė rezultatas telefoninio sukčiavimo gali būti identifikuojamas tik tai kaip klientui naujos nebūdingos operacijos. Taip pat klientai tapę telefoninio sukčiavimo aukomis sunkiai bendradarbiauja su finansų įstaigomis, net ir užblokavus operacijas sukčiams, jie vengia detalizuoti
kaip ir kam ir kodėl atlikinėja ir nori atlikti tokias operacijas, kadangi jie dalyvauja, kaip minėjau, tyrime, yra prigąsdinti ir tiesiog bijo kažkokios teisinės įsivaizduojamos atsakomybės. Ir taip, tiesiog iš darbuotojo perspektyvos užduodame tokius klausimus. Visų pirma, reikia išsigryninti, kodėl klientas atliko jam nebūdingo dydžio mokėjimo operaciją ir naujam lėšų gavėjui. Ar tai gali būti susijęs su telefoniniu sukčiavimu? Galbūt jisai pervedė lėšas tiesiog savo artimam žmogui, bet jo pavardė yra kitokia. Galbūt jis pirko nekilnojamo turto. O gal jis tiesiog nori išsigryninti lėšas ir panaudoti jas remontui. Kitas klausimas, papildantis pirmąjį klausimą, būtų, kodėl klientas daugiau nei įprastai prisijungia prie internetinės bankininkystės. Iš mūsų asmeninės patirties pastebėjome, kad klientai, ypač vyresnio amžiaus, tapę šio sukčiavimo aukomis, prieš prarandant savo piniginės lėšas, intensyviai pradeda prisijunginėti prie internetinės bankininkystės. Jeigu paprastai per mėnesį prisijungdavo 1-2 kartus, tapę sukčiavimo aukomis, jis per dieną prisijungia 5-6 kartus, tarkim, ir prisijungimo sesijos yra gerokai kitokio laiko nei įprastinės. Čia tą klausimą ir pratęsiu, tai kodėl klientas pradėjo prisijunginėti prie internetinės bankininkystės iš skirtingų ir jam nebūdingų įrenginių. Tai dar paskutinis klausimas, čia irgi teorinė situacija, jeigu klientas nutraukia indėlių sutartis. Tai dėl kokios priežasties jisai nutraukė iš anksto sudarytas indėlių sutartis nesuėjus senaties terminai. Irgi gali būti vienas iš rodiklių, kad klientas yra galimai papuolęs į telefoninį sukčiavimą. Taip. Tai vėl ta lentelė su elgsena operacijos ir kontekstas. Tai iš elgsenos pusės klientas, tikėdamas bendraujantis su oficialiais institucijų atstovais, pradeda vykdyti jų nurodymus. Staigiai tampa aktyvus bankų kanaluose ir taip pat klientas nebendradarbiauja, nenori teikti informaciją apie atliktas operacijas. Iš operacinės pusės tai lėšos pervedamas į trečiųjų asmenų sąskaitas, mokėjimo operacijos sumos ar dažnis nėra būdingi klientui, nutraukiami indėliai, gali būti imami vartojimo kreditai. Taip pat būna nemažai atvejų, kuomet kliento sąskaitą sukčiai patys ir naudojasi, tai jas panaudoja kaip pinigų mulų sąskaitą surinkti iš kitų klientų ar nukentėjusių asmenų lėšas. Tai tranzitiškumas gali būti irgi viena iš tų raudonų vėliavų, kurios parodytų, kad žiūrėkit, kliento sąskaitoje vyksta kažkas negerai. Na ir kontekstas toksai iš socialinės inžinerijos prizmės. Pirmas, tai kad klientas yra atskiriamas nuo artimųjų bei finansų įstaigos. Tikrai pasitaiko atveju, kai mūsų banke klientas netiki nei pačiu banku, nei artimaisiais, bendraudami su teisėsaugos institucijom ir pareigūnais, turėdami savo atskirą kanalą. Mes kviečiamės juos, tikimės, kad jie padės klientą, kaip mes sakome, atburti. Tikrai būna ir daug sėkmės istorijų, bet tikrai būna atveju, kad klientai tiesiog užsiblokuoja ir jam atrodo, kad jis yra apsuptas sukčių, kad vieninteliai tikri žmonės, kurie jam nori padėti, yra tie asmenys, kurie skambina. Na ir tokiais atvejais tikrai būna sunku galutinai užtvirtinti, kad klientas yra sukčiavimo auka. Taip pat klientas yra spaudžiamas čia ir dabar atlikti veiksmus, siekiant apsaugoti jį ir jo lėšas. Na ir klientas negali iki galo detaliai paaiškinti savo atliekamų veiksmų. Turiu omenyje tai, kad būna sukčiavimo atveju, kuomet klientas atvyksta į banko padalinį, iš pradžių teigia, kad jam grynųjų pinigų, tarkim, reikia namo remontui, vėliau istorija pasikeičia, kad pinigų iš tiesų reikia vaikam, anūkam. Tad pabrėžiu, labai svarbu yra dokumentuoti informaciją, kurią klientas pateikia. Tai yra
jeigu jis skambina, tarkim, į skambučių centrą, pateikia vieną istoriją, ją būtina išsisaugot, nes ją lyginant su istorija, kurią jis pasakoja banko padalinyje, ir jeigu jos neatitinka, tai galima vadinti irgi pakankamai didelę raudoną vėliavą. Na ir galimas scenarijaus pavyzdys būtų tai, kad mokėjimo operacija yra atliekama naujam gavėjui. Naujam gavėjui tai anksčiau iki šiol klientas jam niekada neatlikinėjo. Padidėjęs aktyvumas internetiniai bankininkystėj. Nebūdingai ilgos internetinės bankininkystės prisijungimo sesijos. Na ir rekomenduojam segmentuoti savo klientus. Vienam segmentui klientų galbūt reikėtų taikyti būtent griežtesnius scenarius, na, o kitam tokius daugiau bendrinius. Tai telefoninis sukčiavimas yra tikrai vienas sudėtingiausių bei skaudžiausių sukčiavimo būdų, kadangi nuo jo dažniausiai nukenčia dėja vyresnio ir garbaus amžiaus asmenys. Sukčių metodika yra negailestingai išvilioti kuo daugiau klientų sunkiai uždirbtų lėšų pasitelkiant agresyvias socialinės inžinerijos technikas. Ir šiuo atveju sukčiavimo prevencijos scenarijų kūrimas tai yra tik viena iš sudėtinių priemonių galinčių padėti užkardyti klientų nuostolius. Gebėjimas greitai identifikuoti šį sukčiavimą bei glaudžiai ir efektyviai bendrauti su kitomis finansų įstaigomis bei teisėsaugos institucijomis. Mes pastebėjome, tai būtent atneša didžiausią rezultatą, padedantį sumažinti klientų patiriamus nuostolius. Na ir aišku, telefoninis sukčiavimas, kaip minėjau, yra tikrai jo identifikavimo sudėtingas procesas ir jam reikalinga taikyti ne vieną ir ne du skirtingus scenarius, sukurti, kaip aš vadinu, vadinamąjį scenarijų tinklą, kad vienas kitą dengtų scenarijai. Ir telefoninio sukčiavimo efektyvumas priklauso nuo pasirinkto modelio bei finansų įstaigos tolerancijos tų vadinamų false positive įspėjimų kiekiui. Kadangi būtent va šio scenario pavyzdys, na, tikrai gali ir paliesti klientus, kurie atlieka normalius veiksmus, tačiau tai yra jau finansų įstaigos pasirinkimas, kaip jie nori ir kiek jie nori užtikrinti savo klientų saugumą, kliento patogumo sąskaitą. Na, judant toliau, telefoninis sukčiavimo, romantinis sukčiavimas, tai yra irgi socialinės inžinerijos ataka, paveikianti klientus, stipriai paveikianti klientus, kitaip nei telefoninis sukčiavimas, jinai tęsiasi daug ilgiau nei ir investicinis sukčiavimas ir be abejo phishingas, kuris vyksta tik tai kelias minutės. Tai ir ilgiausiai trunkanti sukčiavimo schema, iš kurios klientus tikrai yra sudėtinga ištraukti. Tai jinai veikia pakankamai paprastai. Klientas socialiniuose tinkluose susipažįsta, šiuo atveju aš parinkau žinomų turkų aktorium, būna ar kareivis Sirijoje kariaujantis, ar Holivudo aktorius, ar politikas, esmės nekeičia, tiesiog susipažįsta su asmeniu, jisai pirmas užkalbina auką, užsimezga bendravimas tarpusavio, jis trunka keletą mėnesių, galų gale sutariama, kad draugas naujas atvyks į susitikimą į Lietuvą, tačiau netikėtai prieš atvykimą naują pažįstamą ištinka nelaimė. Jis patenka į avariją, yra užblokuojamas jo lėšos, kario atveju jo neišleidžia, jis bando dezertiruotis, būna uždaromas. Žodžiu, yra sukuriama tokia socialinės įtampos situacija, iš kurios gali išgelbėti tik tai klientas. Klientas gali išgelbėti labai paprastai. Jam tai reikia pervesti šiek tiek lėšų ir jo draugas tada atvyks. Tai klientas nusprendžia padėti savo naujam draugui
ir kuris paprašo atlikti mokėjimo operaciją draugo pažįstamui asmeniui. Pačiam draugui niekada neatlikinės, nes sugalvos priežastį, kodėl jo sąskaitos yra užblokuotos. Taigi, kaip matote, ilgainiui susiformavus tvirtam emociniam ryšiui, finansų įstaigai tenka labai sudėtingas darbas. Yra įtikinti klientą, kad jo sukurtas, galima pasakyti, socialinė situacija yra netikra ir kad jis yra sukčiavimo auka. Ir emocinis prisirišimas prie sukčiaus aukos atžvilgiu labai dažnai nusveria racionalius pateikiamus argumentus. Tai kaip romantinis sukčiavimas atrodo darbuotojo akimis? Darbuotojui pirmiausia, jis pastebimas kaip išskirtinės mokėjimo operacijos. Tai automatiškai yra keliamas klausimas, kodėl klientas pradėjo vykdyti mokėjimus naujiems, jam iki šiol nebūdingiems gavėjams. Pasikvietus klientą į banko padalinį ar paskambinus jam ir paklausus apie atliekamas operacijas, kyla natūralus klausimas, kodėl klientas teigia, kad pirko prekes, nes dažnai jam taip sukčiai liepia pasakyti, ar paslaugas, tačiau jų detalizuoti negali pateikti sąskaitų faktūrų, kad jisai pirko, negali jokio įrodymo, tik tai žodinį pateikti. Ir taip pat, kodėl paklausus apie galimą trečiųjų asmenų įtaką mokėjimams, klientas pyksta ar atsisako komunikuoti. Natūralu, kad klientai patys suvokia, kad jų finansinės operacijos yra sunkiai paaiškinamos, jų prašo tas vadinamas draugas sukčius nesakyti, kad buvo prašoma, kad operacijos atliktas jų prašymu, o prašo sugalvoti kažkokią istoriją, kad čia dokumentai, kad čia prekės, žaidimai, bet kas kita, tik tai ne operacijos atliekamas ne dėl to, kad kažkas paprašė atlikti jų kliento. Taip, tai elgsena iš kliento perspektyvos, kad klientas atlieka finansinius veiksmus motyvuotus emociniu ryšiu, klientas vengia detalizuoti atliekamų mokėjimo operacijas. Klientas pateikia paaiškinimus, kuriais siekia uždaryti diskusiją, o ne pagrysti sprendimus. Ką turiu omenyje uždaryti diskusiją, o ne pagrysti sprendimus? Tiesiog paprastuoju būdu paklausus klientui, kodėl jis atlieka tokią ir tokią operaciją, sako, aš atlikau giminaičių ir tai yra mano asmeninis reikalas, tarkim. Taip pat vertinant romantinio sukčiavimo aukas, reikia vertinti ne tik informaciją pateikiamą su mokėjimo operacijom, bet ir atliekamų veiksmų pobūdį. Turiu omenyje tai, kad tam tikrais atvejais yra pastebima, kad romantinio sukčiavimo aukos įsigijo dovanų ar žaidimų korteles, turinčias realią piniginę vertę, kurias vėliau galima iškeisti į virtualią valiutą. Tokios priemonės yra ypač patrauklios sukčiams dėl didelio anonimiškumo, tai yra, kad jie gauna kortelių kodus ir paskui jos parduoda pilkosiose rinkose. Ir jas tikrai yra labai sudėtinga atsekti. Ir kaip minėjau, labai didelė raudona vėliava yra tai, kad klientas nenoriai bendradarbiauja su finansų įstaiga, matomas pasikartojančios mokėjimo operacijos, kurių klientai aiškiai negali įvardinti. Ir tokios kliento elgsenos visuma leidžia įtarti, kad jis yra galimai romantinio sukčiavimo auka. Iš operacinės pusės matosi, kad kliento sprendimai nukrypsta nuo jam įprastų mokėjimo operacijų, tai yra, kad prasideda mokėjimai, kurie iki tol buvo klientui nebūdinga, ir jų kiekis, sumos ir dažnis palaipsniui didėja. Ir kontekstas. Sunkiausia yra taip, kaip minėjau, kad klientas užmezga ilgalaikį emocinį ryšį su sukčiumi
klientas yra įstumiamas į emocinį spaudimą sukeliančias situacijas, tai kad jau draugas papuolė į avariją, susižeidė ir panašiai. Klientas sukčiaus yra prašomas neinformuoti artimųjų ir banko apie jų tarpusavio santykius. Ir dažniausiai klientas nepripažįsta tapęs sukčiavimo auka. Galimas scenario pavyzdys. Tai yra tam tikras klientų segmentas. Pastebėjome, kad romantinio sukčiavimo atvejais yra naudojamos tam tikros mokėjimo detalės, nes jau reiktų analizuoti savo finansų įstaigoje, kokias dažniausiai naudoja. Ir čia parašiau mokėjimo operacijos nuo tam tikros sumos. Tai yra, kad pradinės operacijas reikia įsivertinti, kokio dydžio maždaug operacijas atlikinėja romantinio sukčiavimo aukos ir nuo jų pradėti analizuoti, neanalizuoti pačių mažiausių operacijų. Ir kaip phishingo sukčiavimo atvejais, taip pat ir romantinio sukčiavimo atvejais rekomenduojame turėti blogų sąskaitų sąrašą, į kurį būtų traukiamos visos su sukčiavimu susijusios sąskaitos, taip siekiant užkardyti potencialius klientų nuostolius. Šio sukčiavimo esmė yra tai, kad sukčiai investuoja labai ilgą laiką į bendravimą su auka, palaipsniui sukuria stiprų emocinį ryšį, net galima sakyti, įtraukia klientai alternatyvią realybę, kuri klientui tampa pagrindiniu atskaitos tašku priimant sprendimus. Dėl šios priežasties vien tik mokėjimo atmetimas ar paprastas paaiškinimas klientui, kad jis tapo sukčiavimo auka, dažniausiai būna nepakankamas ir neefektyvus. Tokiais atvejais yra reikalingos veiksmingesnės ir griežtesnės rizikos mažinimo priemonės, apimančios nuoseklės situacijos ir klientų mokėjimo operacijų analizę, kombinuotų elgsenos ir operacinių modelių vertinimą bei tolesnį prevencinių scenarijų stiprinimą. Turiu omenyje tai, kad romantinio sukčiavimo auka dažniausiai niekada nepripažins, kad jis tapo romantinio sukčiavimo auka. Ir tik tai tais momentais, kuomet pavyksta mums su klientais galų gale pasikalbėti, jie galbūt tuo momentu ir pradeda suprasti, kad tapo sukčiavimo auka, kartu su jais nuspręsti priimti tam tikras rizikos mažinimo priemonės, kurios vėliau leistų apsaugoti kliento lėšas nuo visiško jų iššvaistymo sukčiams. Tai tiek būtų apie mano sukčiavimo scenarijus. Na ir apibendrinant, sukčiavimo schemos kinta, bet tie patys red flagai kartojasi. Tai čia nubrėžiau tokią schemą, kurioje matote, kad viskas vyksta ratu. Prasidedama nuo sukčiavimo schemos, tada atliekame nuoseklę sukčiavimo atveju analizę, identifikuojame raudonas vėliavas, reaguojama į tai, tada sukčiai reaguoja atgal, schemą pritaiko ir tada vėl viskas iš naujo. Tai sukčiavimo schemos nuolat kinta, tačiau atliekant nuoseklę analizę galima identifikuoti jų pasikartojančius veiksmų modelius. Šių modelių atpažinimas leidžia greičiau ir efektyviau reaguoti į naujas atsirandančias sukčiavimo formas. Ir taip pat noriu pabrėžti, kad net ir geriausias ir šiuo metu puikiausiai veikiantis scenarijus laikui bėgant tikrai praras veiksmingumą. Dėl nuolatinė atvejų peržiūra, elgesio analizė, raudonų vėliavų atnaujinimas yra būtini finansiniai institucijai. Bet vis dėlto grįžtant atgal prie mano anksčiau rodytų skaidrių, kur yra klientas, valstybė ir finansų įstaiga, scenarijų kūrimas yra tik viena iš sukčiavimo prevencijos dalių. Veiksminga apsauga remiasi nuolatiniu mokymus iš realių atvejų, jų analizės, bendro rizikos modelio tobulinimu, kliento švietimo, tarpusavio bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo su pačia valstybe.
Tai tiek iš mano prezentacijos būtų pusės. Dabar lauksiu klausimų. Ačiū Adomai už labai įdomią prezentaciją. Galbūt dabar turėsime tiesa laiką 15 minučių skirtą klausimams atsakymams. Tai gal pradėčiau tada aš pirmų klausimų užvedant diskusiją. Tai Adomai, gal žvelgiant į priekį, kuri sukčiavimo tendencija šiuo metu jums atrodo labiausiai neraminanti? Tai kaip ir minėjau savo pristatyme, man neramiausiai atrodo telefoninis sukčiavimas. Galbūt ne dėl jo didžiulio atvejų skaičiaus, bet tiesiog dėl kliento nuostolių, dėl to, kad jis yra labai agresyvus. Kitaip nei, pavyzdžiui, investicinio sukčiavimo metu klientas turi pakankamai ilgą laiko tarpą pats susivokti, kad yra apgaudinėjamas. O nuo phishing sukčiavimo dažnai klientą apsaugo prevencinės priemonės implementuotas finansų įstaigų ar galų gale tokios prevencinės priemonės kaip tam tikri limitai uždėti automatiniai. Na, o telefoninis sukčiavimas, kaip ir minėjau, veikia vyresnio amžiaus žmonės dažniausiai. Ir galų gale tikrai gaila matyti tuos asmenis, kurie praranda visus savo visą gyvenimą kauptas lėšas dėl to, kad nesuprato, kad jiems skambina sukčiai. Tai sakyčiau, telefoninio sukčiavimo tendencijos yra man asmeniškai pačios baisiausios. Tai kaip pastebėjome 24 metais, kai atgimė iš naujo telefoninis sukčiavimas, tai po šiai dienai jis ir nerimsta, tik tai visi gauna pagreitį ir keičia įvairius sukčiavimo scenarius, bet telefonu skambina, nes matyt greičiausiai yra pasiekti klientą ir gauti greitai rezultatą. Tai dabar turime tikrai nemažai klausimų iš auditorijos, tai pabandysiu po vieną prieiti ir Adomai. Tai pirmas klausimas būtų, kaip iš kliento perspektyvos atpažinti red flagus, kuomet įmonės platformos turi licenzijas užsienio jurisdikcijoje, tačiau realiai veikla nėra vykdoma arba vykdoma fiktyviai? Na, žvelgiant, kokia yra rizikos tolerancija, jeigu vadovaujantis ta mažiausia rizikos tolerancija, jeigu įmonė turi leidimą vykdyti veiklą užsienyje, tačiau Lietuvoje neturi, jokių reikalų su ja nereikia turėti. Kaip ir kito pasirinkimo aš tikrai nerekomenduočiau. Reikia tikrai atsižvelgti, jeigu ir finansų įstaiga turi leidimą veikti Lietuvoje, tai kaip ir viskas tvarkoje, kadangi jinai jau yra patikrinta mūsų Lietuvos banko. Bet jeigu finansų įstaiga teikia paslaugos Lietuvoje, bet neturi jokios licenzijos, tai labai didelė raudona vėliava yra, jeigu teisingai klausimą supratau. Na, turbūt tą ir turėjo omeny klausantysis. Tuomet einam prie kito klausimo. Ar sukčiai siūlo mokėjimo paslaugų vartotojams, tai yra klientams klientams įvairias programėles siekiant sėkmingai investuoti? Jei taip, tai kokias stebi jūsų konkrečiai finansų įstaiga? Tikrai yra pasitaikę atvejų, kuomet klientai parsisiunčia programėlės, pradedant nuo paprasčiausių ekrano dalinimosi programėlių iki labiau sofistikuotų programėlių, kurios sukuria patys sukčiai, kurios atrodo kaip tikros investavimo platformos, bet iš tiesų yra tiesiog vadinamas frontendas, kur klientui pateikiama neva sąskaita, į kurią jisai moka pinigus, dažniausiai fizinio asmens, o vėliau toje programėlėje yra rodomis investavimo kažkokie rezultatai sukurti sukčių. Dėl įvardinimo negaliu atskleisti. Supratau. Na taip, turbūt pagrindinis yra, kuomet klientai pradeda diegtis tą vadinamą TeamViewerį ir šėrinti savo ekraną, tuomet didžiausias. Tai šiais laikais net ne TeamViewerio, užtenka turėti paprasčiausią WhatsAppą, jau per jį galima dalintis ekranu. Tai va. Gerai, kitas klausimas. Ne klausimas, galbūt daugiau diskusijai. Sukčiavimo mastai vis didėja. Gyventojai įvairiose medijose, platformose nuolat informuoja apie sukčius ir kaip nuo jų apsisaugoti. Bet atrodo, kad tai nepadeda. Kodėl jūsų nuomonė tai neveikia ir ko trūksta?
kad visgi perspėjimai, mokymai viešosiose erdvėse neduoda kažkokio tai rezultato. Tai ką reikėtų daryti, kad sukčiavimo mastai imtų mažėti? Čia tiesiog labai retorinis klausimas, bet Taip, taip, taip. galim pabandyti pakalbėti. Čia klausimas, kurį valstybė nagrinėja pati, ne aš kaip vienas žmogus, bet žinokit, šitas klausimas yra tikrai ir mum ne kartą kilęs. Mano nuomonė yra tokia, kad rezultatas tikrai yra, kadangi ir gatvėje girdžiu, kaip žmonės kalbasi, ir artimieji savo pavyzdžio ir to artimiausio rato nelaikau kaip gerų rodiklių, kadangi visi ten jau apie sukčiavimą žino ir visi bijo pakliūti, bet tolimesnė giminė užsimena, kad yra matę ir girdėję apie tos sukčiavimus. Ką aš matyčiau kaip aktyvesnė priemonė, gal ne telekomunikacijos kanalais būtų vykdomas tas žmonių švietimas, bet karts nuo karto ir gyvai Per nuvažiavimas į... savivaldybės turbūt turite Taip, omeny. per savivaldybės, bibliotekoje. Taip, tiesiog atvykimas ir žmogiškas pasikalbėjimas. Gal net Tai geriausia, kad ne finansų įstaigos, o žmonės tiesiog gal labiau pareigūnus gerbia. iš tikrųjų ML centras taip pat ketina vykti per savivaldybės, ypatingai per labiausiai pažeidžiamas, tai Vilnius, Klaipėda, Visaginas, ypatingai ten, kur daugiau rusakalbių asmenų, tai ketiname vykti ir šviesti, bendradarbiauti su savivaldybėmis ir tai pasiekti galbūt labiausiai pažeidžiamas grupės. Tai mūsų toks yra tikslas, iš tikrųjų jau be reklamos, bet tiesiog įtraukiant bendruomenę į kažkokius tai susitikimus, kad būtų galima pasikalbėti, pabendrauti, galbūt išgirsti kažkokių naujų scenarių, kurių mes galbūt dar tik pradžia, bet galėsime išgirsti ir pasikalbėti apie kažką naujo. Tai irgi labai svarbu bendrauti ir bendradarbiauti ne tik su finansų įstaigom, teisėsauga, bet ir su pačiais gyventojais, ką jie mato ir įžvelgia. Tikrai taip, ir dar pridėčiau, kad šiaip žmonės nukentėję nuo sukčiavimo ir patį sukčiavimą mato kaip didžiulę stigmą, tai kažkaip žmonėm įtikinti, kad tai yra natūralus procesas ir egzistuojantis elektroninėje erdvėje ir kiekvienas turim turėti savo higieną nuo jos. Galbūt per tą prizmę reiktų eiti, o ne tik, kad žiūrėk, netapk sukčiavimo auka, tai žmogus natūraliai sakys, aš ir netapsiu, aš protingas esu. Taip. Tai čia tikrai diskusinis ir labai geras retorinis klausimas, prie kurio galima daug kalbėti ir galų gale išsigryninti tos realius sprendimus ir žiūrėti, kokį rezultatą jie atneš. Taip, einam prie kito klausimo. Tai kokius visgi kompleksinius sukčiavimo scenarijus pasirenkate? Kaip scenarijus validuojate, testuojate, kaip tvarkote su false positive? Ar galite kokių papildomų rekomendacijų pasirenkant, kuriant sukčiavimo scenarijus? Tai analizė atliekama labai paprastai, analizuojant turimus duomenis, kuriuos mes surenkame. Ką aš dar darau papildomai, aš ne tik analizuoju duomenis, bet stengiuosi ir pats prisėsti prie tų vadinamų alertų, kad matyčiau realią situaciją, kas tiesiog mane, kaip tie vadinami false positive erzina, kuriuos pastoviai reikia uždarinėti. Ir taip natūraliai gimsta mintis, kur juos galima išspręsti. Validacija ir testavimas yra aiškiai ir sudėtingai apibrėžtas procesas mūsų įstaigoje. Jis yra vykdomas, detalizuoti kaip ir kada ir kur negaliu. Patarimai yra paprasti, atkreipti dėmesį, galbūt atkreipti dėmesį į tai, į tokius veiksmus, išsigryninti tokius veiksmus, kurie būdingi klientams ir palaipsniui atmetinėti ir taikyti juos kaip atmetimo principų. Turiu omenyje, kad, pavyzdžiui, klientams visada būdinga, galbūt klientui visada būdinga phishingo atvejais jungti su svetimu įrenginiu. Tai čia vienas iš pagrindinių kriterijų.
klientui nebūdinga tapt phishingo auka, kai jis jungiasi su savo įrenginiu. Tai tokiu atmetimo principu ir ilgu testavimu įmanoma tik tai išsigrynint tuos scenarijus ir kaip minėjau paskutinį skaidrį, net jeigu juos labai išsigryninsi ir sukursi tobulą scenarijų, kitą dieną gali ateiti į darbą ir pamatyti, kad tavo scenarijų tiesiog apeina ir turi viską pradėti iš naujo. Tai gal pagrindinė rekomendacija, kurią galėčiau dabar pasidalinti, taip smarkiai nedetalizuojant, kurkit savo scenarijų tinklą. Tai yra, kad tarkim, phishingo atvejais vienas iš scenarijų yra naujas įrenginys mokėjimas naujam gavėjui, tai sukurkit tokį kaip antrą gynybos liniją scenarijų, tarkim, phishingo ataka vyksta, kaip minėjau, ir daug yra operacijų į tą pačią sąskaitą. Tai jeigu daugiau nei 5 klientai į tą pačią sąskaitą per valandą padarė, aišku, neskaitant tas depozitinės sąskaitas, gal kažkas negerai su jo. Reikia analizuoti duomenis, nes manau, kiekvienoje finansų įstaigoje tie ir klientų veiksmai, ir atliekamos operacijos gali labai skirtis. Tai sunku kažkokią konkretų scenarijų duoti, ypač žinant tai, kad kur dalyvaujame mes, kurie žmonės kovoja prieš sukčiavimą, dažniausiai dalyvauja ir sukčiai patys klausosi. Na, tikėkime, čia sukčių nebus mūsų rate, tik tai. Tai ką, sekantis klausimas ir štai prieinam prie dirbtinio intelekto. Tai ar sukčiai vis intensyviau naudoja dirbtinį intelektą, siekdami apgauti mokėjimo paslaugų vartotojus ir pasipelnyti? Jei taip, ar galėtumėte pasidalinti, kokie pastaruoju metu pastebimi požymiai rodo, kad dokumentai gali būti suklastoti naudojant dirbtinio intelekto? Dokumentų klastojimas tema. Tai dokumentų klastojime pastebėjome tendenciją, kad prieš keletą metų vertimai į lietuvių kalbą būdavo labai juokingi. Ypač tų dokumentų, kur atsineždavo klientai, nukentėjo nuo paveldėjimo sukčiavimo, tai yra, kad su juo susisiekė kažkoks teisininkas, sako, žiūrėk, jūsų senas giminaitis tolimas numirė ir dabar jis jums paliko palikimą 10 milijonų eurų, bet norėdami atsimtą palikimą sumokėkit 5000 eurų. Ir ten jiem prisiunčia visokių dokumentų ir klientas jūs atsineša ir tu matai, kad ten gramatiškai netvarkinga lietuvių kalba viskas parašyta. Dabar to nebėra, dabar vertimai į lietuvių kalbą atrodo labai profesionaliai. Taip pat be abejo, manau, kad sukčiai naudoja dirbtinį intelektą romantinio sukčiavimo atvejais. Anksčiau, kas būdavo neįmanoma, tai kad sukčius paskambintų aukai su kamera, su vadinamu ir atrodytų kaip tarkim, koks nors Hollywoodo aktorius, o dabar su deepfake technologija tai yra tikrai įmanoma. Na ir programos, manau, kad jie daug resursų susitaupo, kai jie kuria tas phishingo įvairius botus ir panašiai, tikrai naudoja dirbtinį intelektą tą įgyvendinant. Na, iš tikrųjų apie dirbtinį intelektą galime kalbėti, nes šiaip ne tik tai ir dokumentų klastojimas, ir scenarijai, ir pasižiūrėkit, jau dabar ir prezidentas skatina investuoti. Tai iš tikrųjų dirbtinio intelekto galimybės yra beribės. Tai taip, čia galbūt reikėtų ir atskirą temą imti apie dirbtinį intelektą, kurie beje bus mokymai mūsų po savaitės. Dabar einam apie klausimas, apie blogas sąskaitas. Adomai, turėjote mintyje blogų sąskaitų sąrašą? Dalyviai klausia, kas tai turėjote omenyje, kas yra blogos sąskaitos, kas tas sąrašas? Blogos sąskaitos tai yra sąskaitos, kurios buvo panaudotos sukčiavimui. Tai yra, kad klientų pinigai buvo bandyti pervesti arba pervesti į tas sąskaitas. Tarkim, phishingo atveju. Klientas atlikinėjo mokėjimą, ne klientas atlikinėjo, sukčius atliko mokėjimą per kliento internetinę bankininkystę į pinigų mulo sąskaitą, kurią jisai pats naudoja. Tai įtraukus į juodų sąskaitų sąrašą tiesiog potencialiai būtų galima užkardyti ir kitų klientų nuostolius. Galbūt aiškiai atsakiau. Tiesiog sąskaita, kuri panaudota sukčiavimo lėšom gauti. Supratau. Manau, labai aiškiai ir viskas labai puikiai pasidalinta.
Taip, dar vienas klausimas apie friendly fraud atvejus. Kai jūsų įstaigos klientų atžvilgių yra gaunamas prašymas grąžinti mokėjimą dėl galimo sukčiavimo, nors pačio sukčiavimo fakto nėra įvykę, tačiau to neįmanoma įrodyti. Mhm. Tai kaip traktuojate tą friendly fraud atvejį? Bet kokį atšaukimą susijusiu su sukčiavimu mes analizuojame. Visais atvejais klientams yra įkeliama bankinė žinutė su informacija dėl prašymo grąžinti lėšas. Klientai jas atsako, ar sutinku, ar nesutinku, detalizuoja. Jeigu nematome jokių įtartinumų, tą informaciją pasižymime, kad buvo gautas toks atšaukimas ir žiūrime, ar bus daugiau atšaukimų ar ne. Bet savavališkai lėšų grąžinti mes negalime pagal įstatymą. Supratau. Dabar jau iš tikrųjų, Adomai, mūsų laikas į pabaigą, dar galbūt keli klausimai būtų ir tuomet jau baigiame ir išeisime į pertrauką. Tai dar vienas klausimas apie labai įdomus. Anksčiau egzistavo geltonos adresų knygos, kur būdavo surašyti gyventojų duomenys. Atsimena turbūt, Adomai, ar esate girdėję? Atsimenu, žaidžiau su jom. Taip, būtent vardas, pavardė, telefonas, adresas. Labai įdomi knyga, iš tikrųjų, aš irgi žaidžiau ir netgi skambinėdavau, gink dieve neprisipažinti, bet iš tikrųjų skambinėdavom ir erzindavom žmonės. Taip, tai atsiprašau, bet tai buvo tokia vaikystė. Tokie buvo žaidimai. Tai tada telefoniniams sukčiams būdavo lengva prieiti prie žmonių duomenų. Kaip sukčiai duomenys išgauna dabar? Ar mūsų duomenys dažnai būna kažkur nutekinami? Na tai. Dėl duomenų nutekinimo nepakomentuosiu, bet paprastai nemaža dalis duomenų egzistuojančių internetinėje erdvėje būna pateikta pačių žmonių. Ar registruojantis kokiam puslapį, ar kažkur. Visur mūsų prašo pateikti elektroninio pašto adresus, telefono numerį. Ir galbūt viena iš tų svetainių būna nulaužiama. Duomenys papuola į dark webą, o iš ten sukčiai juos susiperka. Kitas variantas gali būti tai, kad tiesiog sukčiai skambina visiems numeriams iš eilės. Manau, dauguma jūsų matė straipsnius, kaip Lietuvoje buvo pagautos tos vadinamos SMS fermos, kur tiesiog yra daug SMS kortelių. Vienoje vietoje veikia aparatūra ir jinai skambinėja be perstojimo telefoniniais numeriais. Bet mano nuomonė, kad tiesiog tai yra sudėtinis veiksmas. Žmonės patys daug kur pateikia savo asmeninius duomenis daug negalvodami ir sukčiai tiesiog skambinėja bet kokiais numeriais, kokiais išeina. Tai mano rekomendacija būtų, jeigu registruojatės kažkur, turėti antrą elektroninio paštą, kuris nėra susijęs su jūsų asmenybė, telefono numerį stengtis tiesiog neteikti. Labai geros rekomendacijos ir mes taip pat rekomenduojame kuo mažiau pildyti anketus, kur nežinote, kur iš tikrųjų tie duomenys nukeliauja. Ir paskutinis klausimas, baigiam iš tikrųjų, Adomai, labai dėkui ir paskutinių klausimų jums asmeniškai. Kai kuriuos sukčiavimo atvejus šiuo metu yra sunkiausiai atpažinti jums praktikoje? Sunkiausia atpažinti, geras klausimas, šiaip atpažįstama visus sukčiavimo atvejus, galbūt kurie daugiausia nuostolių ir skaudžiausiai yra, tai kaip minėjau, yra telefoninis sukčiavimas, kadangi jį pakankamai sudėtinga atpažinti vien iš to fakto, kad tiesiog yra būdinga daugumai mūsų banko klientam atlikinėti operacijas didesnės sumas naujiem gavėjam, tai yra nekilnojamo turto pirkimas, ar automobilio pirkimas, ar kitos operacijos. O telefoninis sukčiavimas sunku identifikuoti dėl priežasties, kad klientai nenori bendradarbiauja. Jie vengia pateikti atsakymo, kaip ir teisiškai negali reikalauti, kodėl, pavyzdžiui, tau reikia
grynųjų pinigų, pasakyk man čia ir dabar, detalizuok, jeigu tu perki remontą, pateik man sąskaitos, faktūras ir panašiai. Tiesiog keli klientam nepasitenkinimą, nes dauguma klientų iš tiesų vykdo operacijas, kurios nėra susijusios su sukčiavimu. Kad ir kaip būtų keista, ypač dalyvaujant dirbant šioje srityje, iš tiesų su sukčiavimu operacijų dalis iš visų banke vykstančių operacijų, tikslios statistikos neturiu, bet kolegos minėjo, kad maždaug 0,8%. Tai labai sunku pasverti, ar klientai iš tiesų yra apgaudinėjami, ar čia viskas gerai ir tiesiog trukdai klientam laisvai disponuoti savo piniginiam lėšom. Tai galbūt telefoninis sukčiavimas tikrai daugiausia darbo reikalaujantis. Romantinis sukčiavimas atrodo labai sudėtingai, bet iš tiesų jis pasikartoja, jis yra aiškiai matomas. Supratau. Na ką, Adomai, iš tikrųjų labai dėkoju Jums už nuostabius atsakymus su įžvalgomis, už puikią prezentaciją. Ačiū už klausimus mūsų auditorijai. Ir dabar grįšime 5 valandą, turime pertraukėlę 20 minučių ir iki susitikimo turėsime Interpolo prezentaciją.